Nežinau, kur investuoti. Gal dabar netinkamas metas, nes all time high, gal reikia palaukti. O jeigu prarasiu pinigus, gal geriau neinvestuosiu. Tik kad čia žiūriu, nieko tose akcijose nesuprantu. ETF-ai, fondai, whatever. Noriu stabiliai investuoti, noriu pelno. Kaip tą padaryti? Labas, aš Justina ir suprantu tave, nes pati per visą tai perėjau. Jeigu nori atsakymo į šios klausimus, žiūrėk video iki galo ir turėsi sprendimą. Vienos didžiausių baimių, su kuriomis susiduria pirmą kartą investuojantis žmogus, yra nežinios baimė ir pasimetimas. Atsiranda dvejonės ir visi egzistuojantis mitai tampa faktais. Sustokim ir išsiaiškinam šiandien viską paprastai. Taip, kad net suprastų ir mūsų vaikai, nesvarbu, kiek jiems metų. 5 ar 10. Investavimas turi būti nuobodus ir prasideda nuo taupimo. Jeigu jau nusprendė investuoti, turi suprasti, kad laikas yra tavo geriausias draugas investicijose ir vienas iš tų faktorių, kuris padeda suvaldyti investicinę riziką. Svyravimus ir didžiąją dalį įrašo pradžioje paminėtų baimių. Kai suprantu, kad man reikės daug laiko sukaupt norimą kapitalą, kuris mane išleis į finansinę laisvę, labai greitai nustoja sukti galvą, kad dabar all time high ir gal reikėtų palaukti, kol viskas nukris. Klausimas jums, kaip manot, ekonomika per ateinančius 1 metus augs ar ne? Pakankamai neaišku, tiesa? Negalėčiau atsakyti užtikrintai, nes gal bus krizė? O jeigu paklausčiau, ar per ateinančius 20 metų ekonomika augs, ką atsakytum? Ar didesnė tikimybė, kad ekonomika augs, verslai didins apyvartas ir produktyvumą, piliečiai gimdys vaikus, pirks namus ir didins vartojimą, ar vis dėlto, kad ekonomikos augimas sustos, verslai dirbs nuostolingai? Mano pasirinkimas yra pirmas. Tai suprasdami, kokių velnių sukam galvą, ar aš turiu pradėti investuoti dabar ar ne. Tiesą sakant, reikėjo vakar. Tarptautinis valiutos fondas net ir šiuo laikotarpiu, kai dėl pinigų politikos taikymo priemonių turim aukštas palūkanas, prognozuoja ekonomikos augimą. Verslai auga taip pat. Pavyzdžiui, Amerikos top 500 kompanijų indekso augimas. Buvo trumpalaikių svyravimų, tačiau ką reikia suprasti? Ekonominis nuosmukis trunka trumpesnį laiką nei augimas. Tiesiog kritimą emociškai yra sunku išlaukti. Čia matot bulių ir meškų rinkos trukmę. Bulių rinka yra augimas, meškų rinka kritimas. Tad natūralu, jog matant tokius didelius šuolius susiduriam su įvairiausiom emocijom. Ir viena iš jų yra baimė. Baimė, jog prarasiu pinigus. Klasika. Ši baimė atsiranda iš bazinių žinių stokos. Kaip šią baimę suvaldyti? Investuok į didžiausias ir produktyviausias pasaulio kompanijas, kurios tikrai nesiruošia pasitraukti iš rinkos, nes yra užėmusios didžiąją jos dalį. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsim į vieną iš populiariausių sprendimų ilgalaikėje investavimo strategijoje S&P 500, top 500 Amerikos kompanijų. Ar mes tikim, jog ateityje jos generuos pelną ir toliau žvelgs į priekį, kaip dar labiau įsitvirtinti konkurencinėje rinkoje? Jeigu aš turiu atrinktas top kompanijas iš viso pasaulio, ko man dar reikia? Nieko nereikia, tiesiog žengti pirmąjį žingsnį. Na, gerai, nepatinka Amerika, nes tik viena ekonomika? Imam visą pasaulį. FTSE All World indeksas beveik 3700 pasaulinių kompanijų. Iš ne tik jau lyderiaujančių rinkų, tačiau ir besivystančių šalių verslai. Labai platus ir diversifikuotas krepšelis suvaldyti baimiai ir rizikai, kad prarasiu investuotus pinigus. Jeigu turiu tinkamus įpročius ir įgūdžius, nepanikuosiu ir nedarysiu neapgalvotų emocinių sprendimų, auginsiu savo santaupas investuojant į augančią pasaulio ekonomiką. Čia svarbu suprasti, kodėl didelė dalis žmonių investuodami praranda pinigus. Nes kliaujasi emociniais sprendimais ir jiems trūksta žinių suvaldyti savo emocinę situaciją. Kaip suprasti? Pavyzdžiui, jeigu aš investuoju į S&P 500 eilę metų, viskas kyla ir yra labai fainai. Ir tada ateina Covidas. Arba bet kuri prieš tai buvusi krizė, kuri privertė rinką sureaguoti, krentant žemyn
Jeigu aš tada supanikuoju ir parduodu visas savo investicijas, kaltos ne investicijos, o aš pati, kad nesuvaldžiau kylančios panikos ir fiksavau nuostolį. Pasižiūrėkite į grafiką, kuris parodo, jog investuojant ilguoju periodu, ant kiek sumažėja mūsų tikimybė fiksuoti nuostolį. Jeigu investuojam metus, 5 ir 15. Kadangi čia jau prakalbau apie S&P 500 ir FTSE indeksus, dominuojantį rinką Ameriką ir visas pasaulis, tai dabar puikus metas priminti vieną iš minėtų stabdžių, neleidžiančių mums investuoti. Nieko nesuprantu apie fondus ir akcijas. Tai mums ir nereikia dabar stoti į ekonomikos ir finansų bakalaurą, kad pradėčiau. Reikia suprasti tiek, kad didžiulis darbas už mus jau padarytas. Ir analitikai, ir finansų atstovai jau yra pateikę mums sąrašus, suformavę tos pačius indeksus, kuriuos pasirinkę mes pradedam investuoti ir nesukam galvos. Suprasti, kas patenka į indeksą, kokias kompanijas pirksiu, jeigu investuosiu per ETF-us, biržoje kotiruojamus fondus, svarbu, tačiau, nėra sudėtinga. O jeigu noriu pradėti investuoti į pavienės akcijas, tai vis tiek turiu pradėti pirmiausia nuo paprastesnių, mažiau rizikos nešančių įrankių. Perku pilną platų krepšelį, per ilgą savo investavimo laikotarpį domiuosi, edukuojuosi toliau ir galiausiai kažkada pasieksiu tą laiką, kai žinau pakankamai, kad galėčiau atlikti savo asmeninę įmonių analizę ir perku pavienės akcijas. Bet neleiskite, kad tai sutrukdytų jums pradėti savo investavimo kelionės jau šiandien. Rinkitės patikrintus sprendimus. Kaip investuoti į S&P arba visą pasaulį? Turim ieškoti fondų, kurie pasyviai seka šiuos indeksus. Pavyzdžiui, VUAA arba VWCE. Abu juos rasi Freedom 24. Aš pasidalinsiu ekranu, kad galėtų matyti, kaip tai atrodo ir ką reikia padaryti. Jeigu nusprendai netidėlioti savo sprendimų ir šiandien žengsi pirmą žingsnį. Pasidalinsiu ekranu prisijungusi prie savo Freedom paskyros, kur pasižiūrėsim tai, kiek kainuoja investuoti į visą pasaulį ir į S&P 500. Tai galite įsivesti įsiveskite žymeklį, tai reiškia tikeris ar ne, tos raidės, kurios aš paminėjau. Ir VUAA, pasižiūrėkim, čia yra top 500 Amerikos kompanijų fondas, sekantis tą indeksą. Tai jisai šiuo metu kainuoja $97,16. Kaip jūs galite jį investuoti, tai labai paprastai. Tiesiog įsiveskite kainą $97,14. Įsivesit šitą ar ne ir momentaliai įsigysit 500 top Amerikos kompanijų. Jeigu norit žiūrėti į visą pasaulį, vedam tą patį tikerį VWCE. Tai yra viso pasaulio fondas. Ir jisai kainuoja $115. Tai $115 už 3700 kompanijų, daug ar mažai? Nežinau. Pasakykit jūs. Tai investuoti, vėlgi, galim spausti čia, įsivedam kainą, 115, pavyzdžiui, 42, pavažiuojate žemyn, ar ne, ir galite įsigyti. Beje, jeigu įdomu, kviečiu sekti Financial Opinions kanalą, paliksiu nuorodą apačioje, kur mes kartu su kolega Aleksandru darom praktinį eksperimentą ir mėginam patvirtinti arba paneigti faktą, kad moterys investuoja geriau. Mano ilgalaikis pasirinkimas ir yra tas pats VUAA. Privalu paminėti, jog tai nėra investavimo rekomendacija. Dalinuosi praktinę edukaciją, kad galėtumėt paprastai ir aiškiai suprasti, kaip veikia investavimo mašina. Dabar keliaujam prie paskutinio nerimo šaltinio. Atrodo, kad noriu nesuderinamų dalykų. Noriu stabiliai investuoti ir noriu pelno. Tai koks sprendimas? DCA. Dollar Cost Average strategija. Periodinis investavimas, kuris yra priešnodis visom minėtom baimėm ir viena iš labiausiai pasiteisinančių strategijų pasaulyje. Investuojam kiekvieną mėnesį, nepaisant to, kokia yra kaina, didesnė ar mažesnė. Kiekvieną dieną valdom savo emocijas ir tiesiog perkam investicinius vienetus. Periodinis pirkimas leidžia mums išvidurkinti kainą ir kai būsim pasiruošę parduosime jau už pakilusią. Pavyzdžiui, nusiperku kilogramą saldainių už 10 €, kitą mėnesį jiems akcija kainuoja po 5. Nusiperku dar, jau mano kainos vidurkis mažesnis ir jeigu taip nuolat pildysiu savo saldainių stalčių, atėjus laikui, jeigu bus paklausa, galėsiu parduoti juos visus už pilną kainą.
Tad kalbant apie DCA strategiją, lygiai taip pat su investiciniais vienetais, po 10, 20, 30 metų turim kainos vidurkį. O tai reiškia, kad net jeigu pradėjau šiandien, kai galimai yra all time high, arba atrodo, kad kažkada bus geresnis laikas, vis dėlto šiandieninė mano perkama kaina yra mažesnė nei ta, kuri bus po 30 metų. Tad kviečiu nedvejoti, pradėti ir važiuojam toliau link edukacijos, nes jeigu nori taikyti periodinį investavimą, savo finansiniai laisvai pasiekti, turėsi suprasti, kaip atsirinkti tinkamus fondus. Tai fondų ABC rasi čia.